Radio centras. Linki jums geros nuotaikos. O šiaip tokį labai nenusisekimą esu turėjęs Siemens arenoje. Čia himnas? Jo, himną turėjęs. Deivis pasakoja apie tai, kaip giedojo himną ir tas giedojimas nebuvo labai geras, tai prašau. O tai ko čia dabar bijoti? Mums irgi ne viskas visada pasiseka, irgi ir krepšį iš tritaškio ne visada pataiko. Tai tiesiog galiu papasakoti ir pasimokiau visam gyvenimui. Ten Siemense giedama yra be jokios, reiškia, be jokio muzikinio pritarimo. Nu, tik tau žiūrovai gali pritarti. Tik akapela, jo, akapela. Ir žodžiu, aš kulisuose tą la, bandžiau ieškoti tos natos, kad nuo jos pradėti. Kol aš daėjau iki vidurio, aš tiek man užkilo adrenalinas, kad aš pradėjau ne Lietuva, o aš pradėjau Lietuva aukščiau, nežmoniškai aukščiau. Ir po pirmų garsų aš pagalvojau, adžiofana, ką aš padariau, o kas toliau? Ir žodžiu, aš tą gabalą, atsiprašau, Lietuvos nacionalinį himną. Gabaliukas geras. Aš jį spiegiau ten, kai skerdžiamas. Aš nežinau, kaip aš jį pabaigiau, aišku, adrenalinas padarė savo, tačiau žmonės, žinok, jie taip gana tyliai dainavo ir pritarimo tokio, žinai, nelabai iš ten sulaukė. Nenorėjo trukdyti turbūt, žinai, sako, Deivis paėmė aukštą natą, žinai. Radio centras. Linki jums geros nuotaikos.